Kalbant apie labai paprastą žmogų, kuris nori geriau tvarkyti savo pinigus, kuriem realiai pradėti su dirbtiniu intelektu? Investavimą dirbtinis intelektas gali labiau suprasti portfelio sudėtį, ar čia yra pakankama diversifikacija, tada pasakyti, ką jisai mano, kas galėtų atsitikti gero arba blogo su tam tikrom akcijom, ar ne. Kitas pavyzdys yra kai kurie investuoja į tą patį nekilnojamą turtą per įvairias platformas. Ir ten būna dokumentai pateikti apie investavimą į tam tikrus NT objektus. Didžioji dalis neskaito tiesiog. Minimum bent jau ką padarykit, išsimkite tą dokumentą, įdėkite į tą patį Gemini ar ChatGPT ir paprašykit, kad išanalizuotų. Tai tikrai bus daug geriau negu dokumento neskaitimas visiškai. Tai aš į dirbtinį intelektą labai žiūriu į tokį kaip tarpininką, fantastišką tarpininką, kur man padeda susikalbėti su kitos srities specialistu, nes finansai yra toks dalykas, jais reikia domėtis. Tu turi pasiruošti klausimus, tu turi gilintis.